Sveiki visi. Pastaraisiais metais vis dažniau kalbama apie anglies kaupimo programas. Turbūt ūkininkai dažniausiai girdi apie anglies kaupimo programas žemės ūkyje, o miškininkai apie anglies kaupimo programas miškininkystėje. Nors tiesa, apie miškininkystę žinom šiek tiek mažiau. Ir dėl šios priežasties svečiuose turim kolegą Justą Kavecką iš Arbonics, kuris šiek tiek daugiau mums šiandien papasakos apie anglies kaupimo programas miškininkystėje. Ir taip pat turim svečiuose LŽKT miškininkystės paslaugų biuro vadovę Vitą Ivaškevičienę, kuri apskritai mums šiandien papasakos plačiau apie miškininkavimą, nuo ko pradėti norint įveisti mišką, kokios yra paramos priemonės ir panašiai. Tai iš tikrųjų norėčiau Justo labai paprastai paprašyti, kad jisai paaiškintų, kas yra anglies kaupimo programa miškuose, kaip ten viskas vyksta. Apie anglies kaupimą miškuose norėčiau pasakyti tokį pagrindinį mintį, kad mano manimu čia yra pats geriausias būdas kaupti anglį. Tai jis yra labai tiesioginis, reiškia medis pasodintas, pradeda augti ir jis tą anglį tiesiogiai ir kaupia. Lietuvoje mes siūlom vieną kol kas tik tai programą, tai tik naujai įveistiem miškam. Tai reiškia, kad pradėti kaupti anglį mes turime įveisti naują mišką, miškas auga, anglis kaupiasi, vykdomas skaičiavimas ir pagal tai išduodami anglies kaupimo kreditai. O kokia ekonominė nauda miško savininkui? Ekonominė nauda yra tokia, kad iki tol jūs negaunat principė nieko, tik paramą už miško įveisimą. Su mūsų sistema jūs gaunat gerokai daugiau. Tai reiškia, per 30 metų, kol miškas auga, pirmus 30 metų, jūs galite gauti apie 14-15 tūkstančių eurų pajamų už tą anglies kaupimą. Žiūrėkit, dabar aš įsivaizduoju vis tiek, bus pasirašomas kažkokios ilgalaikės sutartys, ar ne? Tai aš, tarkim, įveisiu kartu su jumis naują mišką ir aš kaip girdžiu dabar, ar neįsipareigoju vos ne 30 metų tą mišką auginti, ar aš čia prastai suvokiu šitą. Įsipareigojat net ne 30 metų, sutartis su mumis yra 60 metų, bet jinai pilnai atitinka Lietuvos miškų įstatymą, tai reiškia, per tą 60 metų jūs negalit įvykdyti plyno kirtimo. Bet ir taip negalit. Lietuvos miškų įstatymas neturi galimybės mūsų tinkamoms rūšims, pas mus tinkamos yra beržas, eglė, pušis, kirsti anksčiau laiko. Tai ta sutartis kaip ir tik atitinka tai, ką ir taip darytumėte įveisę mišką. Bet žiūrėkit, pavyzdžiui, čia toks gal labai nekoks gal pavyzdys, bet pavyzdžiui, aš su jumis pasirašiau sutartį, kažkiek tenai laimingai gyvenau, puoselėdama mišką ir paėmiau numeriau. Ir tas mano, vis tiek nuosavybė pereina kažkam kitam ir kaip tada tie visi įsipareigojimai, ar jie tęsiasi ar kaip? Tęsiasi, bet ta dalis įsipareigojimų, tai pagrindiniai įsipareigojimai yra pradžioj. Įveisti mišką, kad jis prigytų, kad pradėtų augti, o toliau jau yra tik pajamos. Tai yra didžiulis privalumas paveldėti tą mišką su būsimom pajamom. Tai jos eina kartu su turtu. Supratau. Ir aš tada irgi įsiterpsiu, manau, čia irgi labai vertinga būtų papildyti, tai sudaro sutartį ir neįsipareigoja nevykdyti to plyno kirtimo, kaip jūs sakot, iki tam tikro amžiaus, pas jūs šiuo atveju ar į 60 metų ar ne, tarkim, bet ar gali vykdyti kitus kirtimus, kurie padeda tam miškui augti, ar ne, tai ugdymo kirtimai, sanitariniai kirtimai ir visa kita. Tai būtent šitos programos tikslas yra išauginti derlingą našų mišką. Tai kad tas įvyktų, reikia vykdyti ir galima vykdyti ugdomosius kirtimus ir kitus tarpinius kirtimus. Aš dabar dar irgi išgirdau ten sanitarinį kirtimą, bet dar kažkaip man galvoje susišvietė apie tos, kaip būna tos stichinės ar nelaimės, nežinau, vėtra man ten nuneša arba ten, nežinau, sudega mano miškas. Tai kaip su tais irgi įsipareigojimais, tada jeigu aš esu programai, tai turiu per naują vėl galiu atsodinti ir dalyvauti, ar čia? Reiktų atsodinti iš naujo tą vietą. Supratau. Arbonics yra kaip ir tokia naujiena Lietuvoje, ar ne? Čia yra, kaip suprantu, estų kapitalo įmonė ir jūs ateinat į Lietuvą, ar ne? Tiksliau atėjot, jūs sakėt, kad turit jau ir kolegų, ar ne, Lietuvoje. Tai koks yra dabar tikslas, ar ne? Aš esu girdėjus, kaip ir su žemės ūkio atstovais mes kalbam, kad ten
jūsų atveju turbūt nežinau, kiek ten norit Lietuvos padengti miškų, kad jie būtų programų, kiek hektarų, gal ten turit, nežinau, įsivaizduojama kiek norėtumėt, kad tose miškuose medžių augtų. Kokie ten tikslai? Šiaip įdomu. Mes matuojam ne medžių vienetais, o hektarais ir tikslai yra 1000 hektarų per metus. Tie tikslai visiškai atitinka vyriausybės deklaruojamus tikslus didinti Lietuvos miškingumą, o pačios kompanijos Arbonix tikslas tai yra apimti visą Europą ir Europos miškingumą padidinti ženkliai, panaudojant tas CO2 kreditų lėšas iš stambių korporacijų teršėjų. Bet tai reiškia, nėra, kad toks svajonė, ne, kad ten Lietuvos šiaip vis tiek miškai įveisiami ar ne, arba atkuriami, tai nėra, kad padidinti 1% Lietuvos miškingumą. Čia toks gal įdomus pavyzdys, bet šitą įsikelia įmonės. Tai mes tikrai galėtumėm to 1% padidinti, bet didžioji problemos dalis yra ne mūsų pusiai. O mano supratimu, tas sudėtingumas tam žemės savininkui, tą mišką įveist, kur beveik atitinka vos ne kaip namo statybos reikalavimus, kiek reikia praeiti biurokratinių procedūrų, kad tą mišką įveist, tai čia yra didžioji kliūtis. Iš mūsų pusės tai tų hektarų ir tinkamų yra daug, mes norim juose vykdyti kaupimo programas, bet kai žemės savininkai susiduria su supratimu, kiek reikia jiems padaryti įdirbio, kad tą mišką ten įveist, dažnai atsisako. Vita, labai tinkamas perėjimas prie tavęs, nes kalbam būtent apie miško įveisimą. Tai prasme, ar labai yra paprasta, ar labai yra sunku, turint žemės ar ne, ją paversti mišku? Kokie žingsniai būtų? Pirmiausia, tai manau, reikėtų tikrai apsispręsti, ar tu tą mišką esi pasiryžęs įveisti. Nes kai pasodini mišką, nuo tos dienos, ar ne, tau ir įsijungia miškų įstatymas. Tai, bet ką daryti? Turiu žemės sklypą, ar ne, nuo ko man pradėti? Tai tikrai miško negalima, nereikėtų sodinti ten, kur tik tai sugalvojau. Tai pirmas žingsnis - kreiptis į nacionalinę žemės tarnybą dėl leidimo, kitaip vadinamo sprendimo gavimo. Procedūra tikrai labai paprasta, nemokama, pateiki tam tikros formos prašymą elektroniniu būdu arba per elektroninius valdžios vartus nacionaliniai žemės tarnybai, kartu pridedi nuosavybės įrodančius dokumentus ir sklypo planą su norimo įveisti miško ribomis. Nacionalinė žemės tarnyba vertina ar ne kriterijus, ar jūs galėsite tą mišką įveisti ten ar ne. Tai priklauso, aišku, nuo našumo balo, bendrųjų planų ir kitų kriterijų. Bet našumo balas tai nėra pagrindinis tas kriterijus, kuris viską apsprendžia. Yra dar daugiau ir kitų. Na ir jau kai turite tą sprendimą, ar ne, kad mišką sodinti galite, kartu yra pateikiamos ir specialiosios sąlygos, nes yra tam tikros zonos apsaugos, kurių reikia laikytis, galbūt pas jūs bus melioracija ir nuo jos reikės tam tikras apsaugos zonas palikti, o gal ta melioracija įtakos, kad jūs negalėsite tam plote sodinti to miško. Tai kai jau turi šitą sprendimą su tom specialiosiam sąlygom, kreipiesi į miškininkystės specialistą, kuris parengs miško želdinimo ir želimo projektą. Tai vėlgi labai svarbus etapas, nes miškininkystės specialistas jums parinks medžių rūšis, kurias turėtumėte sodinti, tai vėlgi įtakoja augavietė, reljefas, kas aplinkui ar ne auga, tai turi būti parinktas tos rūšis, kurios tikrai pas jūs augtų ir kad po to jūs neturėtumėte problemų tą mišką vis atsodinant, ar tas miškas galbūt išaugs neproduktyvus, neatsparus. Tai yra parenkamos medžių rūšis, suprojektuojamos apsaugos juostos, tada nurodoma, kokiu tankumu turite sodinti, kokias apsaugos priemonės turite taikyti tam miškui, iš kur galit sodmenis įsigyti, kilmės rajonai nurodomi, visa pagrindinė informacija, kad galėtumėt pasodinti mišką ir tas miškas vėliau produktyvus augtų ar ne, tai pagrindinė ta pirminė informacija būna tam miško želdinimo ir želimo projekte. Iš tikrųjų dabar aš jau paklausiau, man šiaip tiesą sakant sudėtinga ir aš jau beveik pritariu ir Justui, kad yra tam, klausant, kad čia daug reikia dalykų padaryti.
o tai laikė yra nuimlu, čia yra greitas procesas, tas visas pavadinkim, nuo idėjos iki tada, kada jau ten aš esu pasadinęs sodinukus. Pirmiausia, pateikus prašymą nacionaliniai žemės tarnybai, jinai jį gali svarstyti apie 20 darbo dienų, ar ne? Tada kreipiatės, turėdami prašymą į miškininkystės specialistą. Jam reikės būtinai nuvykti į vietą, ją pamatuoti, pažymėti veisiamą plotą, ar ne, įvertinti augavietę. Tai vėlgi, jeigu paprasčiausiu būdu vieną dieną miškininkui jau valdoje, ar ne, tada jis turės projektuoti projektą, ar ne, tai braižyti ir visa kita, tai vėl kelios dienos. Tai toks, bet priklauso, kada tas miškininkas galės atvažiuoti, ar ne, pas jūs kiek to darbo turės. Ir nuo sezono dar turbūt priklauso. Nuo sezono priklauso, taip, o pats miško sodinimas, tai vėl, kaip sakot, jeigu leidimo paprašysiu žiemą, ar ne, miškininkas galės atvažiuoti pavasario pradžioje, ir nespės gal to projekto parengti ir baigsis sezonas, gal sodinsiu tada tik rudenį, tai, manau, bet nuo idėjos iki to rezultato tikrai metų bėgyje gali tai įvykti. Aš jau esu girdėjus, kad net ir kartais tų sodmenų negauni, nes jų tiesiog nėra. Taip, čia kitas niuansas, tai kad taip, tų sodmenų būna taip, kad neturi, ypatingai jeigu tai yra ne tos pagrindinės medžių rūšis, ar ne, kurių daugiausiai išaugina, tai reikėtų planuotis taip, ar ne, kad ypač jeigu ir dalyvauji paramoje, tai pasirengi reikiamus dokumentus, pateiki paraišką, lauki sprendimo, ar ne, ar tu paramą gausi, ir gavus tą sprendimą, tu mišką turi įveisti per tam tikrą laikotarpį, ir ne paramos taisyklėse nurodyta. Tai tu tada rudenį, tarkim, pasiruoši žemės sklypą sodinimui, užsisakai sodmenis ir pavasarį sodini. Tai ir tas rezultato laikas jau prailgėja. Išgirdau žodį parama, toks raktinis, ar ne? Tikrai žinau, kad kaip ir žemės ūkyje yra tam tikros lėšos, ar ne, yra skiriamos ir miškininkystė iš ES, ar ne, paramų, arba kaimo plėtros programos, kaip tai tariant. Tai aš kaip suprantu, čia irgi yra, miškininkystė yra skiriami, ar ne, tam tikri biudžetai, tam tikrom priemonėm, tai jeigu neklystu, ir miškų įveisimui taip pat yra, ar ne? Taip, jau eilę metų yra parama miško įveisimui ir šiais metais taip pat pavasario pradžioje bus vėl skelbiamas šaukimas, priemonė miško veisimas ir atkūrimas. Bus remiamas miško veisimas ir jo priežiūra pirmaisiais metais, vėliau galima kreiptis dėl tolimesnių metų iki 7 metų priežiūros. Tai kaip ir minėjau, pagrindiniai dokumentai, kokių reikia, tai leidimo ir parengto miško želdimo ir želimo projekto. Pateikia paraiškos bus priimamos elektroniniu būdu žūmis sistemoje ir gavus sprendimą, mišką turite įveisti per 24 mėnesius. O tos paramos užtenka pasidengti visom išlaidom, ar žemės savininkas, dar ne miško savininkas, jis, tarkim, jo neturi, ar ne, turėtų prisidėti ir savo lėšomis? Standartiškai kokia būna situacija? Standartiškai, ar ne? Taip, ta įveisimo išmoka iš tikrųjų priklauso nuo to, kokias medžių rūšis sodinsite ir kokį plotą, ar ne, sodinsite. O su tom lėšom būna įvairiai. Priklauso, ar ne, kokia bus sodinukų kainos. Sodinsite patys ar samdysite įmonę, kaip panaudosite tą žemės sklypą prieš tai. Galbūt jisai pas jūs buvo apaugęs menkaverčiais krūmais, ar ne, ir jūs turėsit jį išvalyti, tai tuos krūmus galbūt parduosit biokūrui, tai irgi vėl prisidės prie jūsų to miško įveisimo. Bet būtent paramos lėšų, tai tikrai arba užteks, arba galbūt net teks šiek tiek prisidėti savo lėšomis. Bet tai yra jūsų investicija į ateitį ir kaip Justas jau sakė, ar ne, tai galit gauti pajamas nelaukdami to jau galutinio rezultato, kuris bus ten pasiekus brandą ir atliksi tą pagrindinį kirtimą. Tai jūs galite gauti pajamas iš kreditų, galite gauti tarpinės pajamas, ar ne, iš ugdymo kirtimų ir jau
galutinis tas etapas, tai pagrindiniai miško kirtimai. Na ir įveisus mišką iš tikrųjų ne visą laiką jį įveisiam tam, kad nukirstume ir jis mums teiktų ekonominę naudą. Tai kiekvienas iš mūsų esam skirtingas ir turim savo norus ar ne kriterijus, kam tą mišką auginu. Tai miškas gali teikti ir socialinę, ekologinę naudą, tai vėlgi priklauso kokią intenciją sodinti. Tai dabar pakalbėjome apie paramas ir jūs tai čia tai turbūt tokia kaip ir labai faina koreliacija, ar ne valstybės ar ES parama žemės savininkam, kad jie įveistų mišką ir tada jau gali su kreditais visai viskas ten susivaikščioti. Būtent taip ir yra ir problema, žiūrint vien su parama, kad nėra pakankamai noro vien parama naudojantis tų miškų daug įveisinėti ir mano žiniom ta parama nėra išnaudojama pilnai, yra tik labai maža dalis, tik entuziastai ją pasinaudoja, bet dadėjus anglies kaupimo programą prie tos paramos jau gali skaičiai, pajamos atrodyti šiek tiek geriau ir to noro įveisti naują mišką turėtų atsirasti daugiau. O kaip Jūs manote, tarkim, žemės ūkis yra beproto didelė konkurencija, ar ne, dėl tos populiariausių priemonių, ne? Dažniausiai dabar aš pasiskaičiavus praeitų metų rezultatus, kad, tarkim, 30% ūkininkų, kurie aplikavo ir ne paramos, negavo tos paramos. Tai yra labai labai didelis skaičius. O miškuose, ar ne, aš esu tikrai mačius, kad lieka tų pinigų. Tai kokia čia ta problema? Ar čia yra, nežinau, viešinimo dalykas, ar čia, nežinau, kažkoks mentalinis dalykas, dėl ko žmonės šitais dalykais nesinaudoja, nors dažnai turi miško ir visiškai neišnaudoja šito turto. Ta suma iš tikrųjų iš mano patirties nepadengia visų išlaidų, tikrai nemažos dalies pritrūksta, jeigu tą paramą bando naudotis neprofesionalai, tiesiog paprasti žemės savininkai ir pakankamai griežtos sąlygos. Susidūriau su klientais, kurie yra naudojasi parama ir turėjo ją grąžinti dėl įvykių, kurių jie negalėjo įtakoti. Tai sakykime, gal neprigijo dalis, gal dar kažkas ir jie tikrai susidūrė su dideliam biurokratiniam problemom ir sako, niekada nebesinaudosiu paramą ir jeigu veisiu, tai jau geriau veisiu savo lėšom. Tai kažkaip reiktų subalansuoti tą dalyką, kad tie valstybės tikslai galų gale būtų pasiekti, tai gal nereikia tokio griežtumo, gal reikia žiūrėti, kaip padidinti tos paramos kiekį, patrauklumą. Tai čia viešinimas, manau, yra mažiausia problema. Kaip tu, Vita, manai? Nes tu susiduri turbūt kiekvieną dieną su panašiom problemom, ar ne? Taip, mes dirbam su šia priemonė, tai aš manau, kad tai vis tiek yra labai didelis apsisprendimo dalykas. Tu turi tą žemės ūkio valdą, ar ne, ir prieš paversdamas ją mišku turi priimti rimtą sprendimą. Nes tai didelis įsipareigojimas. Tu tą turtą turėsi prižiūrėti, ne tik pasodinsi, ar ne, tu turėsi vykdyti priežiūros darbus, kad jisai tikrai išaugtų tas miškas. Tuo labiau, jeigu tu būtent žiūrint iš tos pusės sodini mišką su parama, tai dar didesni įsipareigojimai, nes nepasiekus rezultatų, ar ne, jeigu miškas neprigyja, kaip Justas sako, tai tu turėsi tą mišką atsodinti, galbūt jau turėsi atsodinti savo lėšomis, bet jeigu tą mišką sodini, priežiūrą vykdai, vadovaujantis miško želdimo ir želimo projektu, įdedi šiek tiek meilės, tai manau tikrai nėra tokie baisus tie įsipareigojimai. Tiesiog tai nėra taip paprasta. Tu turi priimti tikrą sprendimą, kad tu tikrai to darbo įdėsi. Tai kaip ir įsigijant bet kokį, manau, kitą turtą, tu prisėmė įsipareigojimus, ar ne? Tai ir čia turi tiesiog priimti tvirtą sprendimą ir manau, kad tiesiog savininkai dvejoja imtis tų tokių žingsnių rimtų, nes reikės tikrai dėti ne vienerius metus darbo, prižiūrėti, kad pasiekti tų rezultatų. Aš tai matau dar dvi problemas. Tai yra ne žemės ūkis ar kitas verslas, kur tu rezultatą gali gauti, čia ir dabar, ne? Tarkim, metų eigoje ir ten 5 metai, vadinkime, ne, kažkoks atsiperkamumas. Aš čia matau, kad mes kalbam, kad tu gal net nepatirsi ar ne tos naudos, nes, tarkim, 30 metų gal tiek, tau gyvenimas tiek neduos, ar ne, išgyventi, tai čia tas dar galėtų atbaidyti. Manau, dar kitas, pataisykite, jeigu klystu, bet jeigu, tarkim, tu žemę paverti miško žemė, jei įmiškini, išmiškinti nėra taip paprasta. Ar aš neklystu? Taip, mes ir diskutavom ir taip pat su kolega šito klausimu, kad
Jau pasodinus mišką, įsijungus tą miškų įstatymais, tai to kelio atgal pavirtimui į vėl ne miško žemę tikrai praktiškai gal ir nėra. Yra tam tikros alternatyvos, bet tikrai yra sudėtinga, tai yra tik išimtiniai atvejai, tai yra išmiškinimas ar ne, tai tu kažkur kitur pasodinsi ir kompensuosi tą plotą, ar tai tada tam tikri lydymo kirtimai, kurie irgi tik tai specifiniam sąlygom, atskirais kriterijais galime vykdyti. Tai taip paprastai žodžiais, tai galim pasakyti, kad jau pasodinus miško, tai ten miško žemė ir bus. Tai kaip sakoma, apsiženė jau su to mišku ir tu, ir tavo vaikai. Nu, bet čia viskas tvarkoja, nes aš manau, kad miškai tai nėra tik tai ekonominė nauda, kaip ir tau labai pritariu, kad yra socialinė ir visokia kokia, tai visiems nauda ir aišku, klimato kaitai mažinti, tai čia irgi nepamainomas dalykas. Ir aš dar norėčiau, kad gal ir tu, Vita, man taip užtvirtintum, kad mes čia įsiveisėm mišką, pasinaudojom parama, gavom ten susijustų, sukirtam rankom dėl anglies kaupimo ar ne programos. Ir aš dabar jau galiu to gauti, grybauti, atsipalaiduoti ir man čia daugiau nieko nebereikia daryti. Ką dar reikia žinoti, ką su to mišku reikės daryti, kaip jį prižiūrėti, ar jį reikės prižiūrėti. Ir aš čia sakau, tikrai galiu atsipalaiduoti, sakyti, dabar man byra pinigai ir aš esu patenkinta. Tai, kaip ir sakiau, tik pasodinimų tikrai niekas nesibaigia. Ar jūs sodinsite su parama, ar jūs sodinsite patys savo lėšomis, vis tiek tą darbą, norint tą mišką išauginti, reikės įdėti. Pradedant nuo priežiūros ar ne darbų, tai kad reikės šienauti, naikinti žolinę augaliją, kuris telps jūsų medelius, krūmus, kurie stelbs tos medelius. Vėliau, dar papildysiu, kad reikės, jeigu tai spigliuočiai ar ne, arba labai galbūt žvėrių pilnas kraštas, žinos, kad tikrai labai didelė grėsmė nukentėti nuo jų daromos žalos, reikės tepti repelentais, tada vėliau ateis ugdymo kirtimai, kuriuos taip pat reikės vykdyti nuo 8 ar ne iki 20 metų, tai retinimo einamieji kirtimai, žodžiu, turėsi sudaryti tas sąlygas tam produktyviam miškui augti ir kad jis išaugtų atsparus vėjolaužom, vėjovartom, visom tom stichiniam nelaimėm, kurių tikrai dabar pas mus vis daugėja. Tai nesibaigs tas tik tais pasodinimu viskas, reikės grįžti ir įdėti to darbo ir prižiūrėti tą mišką ir nuvykti, apžiūrėti, ar ten kokie kenkėjai, ar ne jo neužpuolė, ar ten kaip su tai žvėrių pažeidimais. Žodžiu, tikrai tą mišką reikės prižiūrėti ir mylėti, norint turėti rezultatą vienokį ar kitokį, nes manau, kad jeigu ir auginsim jį socialiniam poreikiam patenkinti, rekreaciją ar ne, vis tiek nenorėsim, kad jisai užaugtų tankus eglynas, neprabrendamas ar ne, tai vis tiek darysim ir tos ugdymo kirtimus, kad jisai augtų patrauklus ir atsparus. Tai tikrai yra darbo, bet pajamų galim tikėtis ir tais tarpiniais laikotarpiais ir paliksim ir ateities kartom dar. Tai dabar apibendrinant mūsų pokalbį tikrai labai daug sužinojau, galbūt pasikartau dalykų ir susidėjo taškai, bet kad ir mūsų žiūrovam būtų aiškiau, tai turbūt jūs to norėčiau paprašyti, kad gal jūs galit sudėti tokius pagrindinius punktus, ką miško ar savininkas, gal jau turi tą miško žemę, arba žemės savininkas turi žinoti prieš kreipiantis į jūs. Tiesiog kokius dalykus apgalvoti ir tokie kriterijai ir bent jau menamai tinka į jūsų anglies kaupimo programą. Iš tikrųjų turi žinoti labai nedaug, užtenka žinoti kadastrinį arba unikalų numerį. Mūsų sistema turi 50 duomenų sluoksnių, kur mes pagal kadastrinį numerį principę patikrinam tai, ką NŽT paskui patikrina. Ar pagal nacionalinius reikalavimus ten galima įveisti mišką, kuriuose zonose galima įveisti mišką, atitraukimai nuo visų melioracijų ir elektros linijų. Visus dalykus sistema iškart patikrina per 1 minutę ir mes galim pateikti ataskaitą, kiek plotą bus galima įveisti, ar iš vis bus galima įveisti, kokios medžių rūšys rekomenduojamos. Tai va čia toks pirmas žingsnis, pradedant bendradarbiauti su mumis ir nustatyti, ar tas plotas yra tinkamas
įveisimui ir ar tada tinkamas dalyvauti CO2 kaupimo programoje. Bet čia irgi jūs turbūt greitai galite pasakyti žmogui, jūs jau pasako kadastrinių, jūs bum, pasakot ir tada, jeigu tinka, tada jau ten toliau atliekat jau ten visus dalykus, ar ne? Taip. Tai aš dar pridėsiu, kadangi šnekėjom apie paramą, tai manau, kad būsimi miško savininkai turėtų žinoti, kad vis dėlto jeigu nusprendžia dalyvauti paramoje, kad turėtų tuos darbus pradėti ruoštis iš anksto, tai kreiptis leidimo anksčiau ar ne ir į miškininkystės specialistą, kad spėtų į tą paraiškų rinkimo laikotarpį. Na ir nenusiteiktų taip, kad tikrai ten reikės būtinai prisidėti ir tos paramos neužteks. Visokių tų situacijų būna, priklauso irgi nuo jūsų to žemės sklypo, verslumo ir jūs sodinsit pats, ne pats, tai gali tikrai tos paramos užtekti, galbūt likti. Tai vat. Ačiū Jums labai ir iš tikrųjų ir dėkoju ir žiūrovams, kurie žiūri ir tikiuosi labai, kad turi klausimų ir labai tikiuosi, kad atsakymus į tuos klausimus ras kreipdamėsi į Vitą Ivaškevičienę arba Justą Kavecką. Klauskit, bandykit ir įveiskit Lietuvos miškus, kad augtų, žaliuotų ir didėtų. Ačiū. Thank you.